Sveiki! Peržiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kaip nustatyti Take Profit ir Stop Loss pavedimus, bei kaip galite pakeisti pavedimus. Atidarydami naują sandorį naujo įsakymo lange galite nurodyti Stop Loss pavedimo kursą, kurį pasiekus bus fiksuojamas nuostolis. Tokiu būdu galite apriboti savo riziką. Taip pat galite nurodyti Take Profit pavedimo kursą, kurį pasiekus bus fiksuojamas pelnas. Jei prognozuojate, kad kursas kris, tuomet atliekate pardavimo sandorį, o Stop Loss pavedimas nustatomas aukščiau dabartinės rinkos kainos. Jei prognozė nepasitvirtins ir kursas ims kilti, nuostolio suma bus apribota Stop Loss pavedimu, kurio kursą pasiekus sandoris bus uždaromas. Take Profit pavedimas nustatomas žemiau dabartinės rinkos kainos, jį pasiekus yra fiksuojamas pelnas ir uždaroma pelninga pozicija. Jei prognozuojate, kad kursas kils, tuomet atliekate pirkimo sandorį, o Stop Loss pavedimas nustatomas žemiau dabartinės rinkos kainos. Tokiu atveju, jei jūsų prognozė nepasitvirtins ir kursas ims kristi, nuostolio suma bus apribota Stop Loss pavedimu, kurio kursą pasiekus sandoris bus uždaromas. Take Profit pavedimas nustatomas aukščiau dabartinės rinkos kainos, jį pasiekus yra fiksuojamas pelnas ir uždaroma pelninga pozicija. Atidarius sandorį galite keisti Stop Loss ir Take Profit pavedimus. Ant norimo pakeisti sandorio paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite keisti ar šalinti įsakymą. Galite pasirinkti, per kiek punktų nuo dabartinio kurso bus įvykdomas naujas Stop Loss ar Take Profit pavedimas ir paspauskite kopijuoti kaip. Taip pat galite įrašyti konkretų naują Stop Loss ar Take Profit pavedimo kursą. Atlikus norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką keisti. Pakeitimai yra iš karto įvykdomi, juos galite matyti atitinkamai Stop Loss ir Take Profit stulpeliuose terminalo lange sandorių skiltyje. Net jei išjungsite prekybos platformą, naujai nustatyti pavedimai galios ir kursui pasiekus nustatytą lygį bus fiksuojamas nuostolis arba pelnas. Taip pat galite pakeisti pavedimus tiesiog grafike. Ant norimo pavedimo linijos paspauskite bei laikykite kairįjį pelės mygtuką. Taip pakeiskite linijos padėtį ir paspauskite mygtuką keisti. Tikiuosi, ši informacija buvo naudinga. Jei turėsite klausimų, būtinai kreipkitės ir mes visada padėsime.